Inžinerinio ugdymo mokykla, ką svarbiausiai nepaaiškina mokyklos tėvams, yra skirta gabiems vaikams. Tai pirmiausiai visi vaikai, kurie mokosi tokioje mokykloje, yra testuojami, ar jie turi gebėjimų mokytis tokiose mokyklose. Ir jeigu jie testuojami ir atsakymas gaunamas ne, tai tuomet didysis iššūkis, o kas toliau? Kur tie vaikai toliau eis. Tai čia reikia tą klausimą taip pat galvoti. Tai Kaune šitos problemos nebuvo, nes aplinkui yra daug mokyklų. Ir matom, kad per metus iš tos mokyklos pasitraukia apie 50-100 vaikų, kurie visai nenori tokioje programoje mokytis. Šitas tikėjimas mokykloje turėjo rastis ne užvakar. Jeigu jis būtų anksčiau buvęs toje mokykloje, tai jiems pasiruošti laiko buvo. Tai nežinau, jeigu tikrai Vilniaus miesto savivaldybė mato, kad lenkų dėstoma kalba reikalinga mokykla su vidurinio ugdymo programa inžinerinio profilio pakraipos, tai jie tegul tik deda milijonus ir pastangas ir sako, kad mums to reikia. Kuo aš labai abejočiau. Ar reikia 2 inžinerinių mokyklų,